Labas rytas visiems. O, sniegučio privarė kaip reikalas. Ir pagaliau turbūt bandysim lipti ant ledo. Važinėjau čia prieš keletą dienų, tai radau 6,5 cm, tai manau bus gerai. Bet pirmą, ką turim padaryti, tai pasivalom mašiną, užsikuriam ją. Susidedam čia visus daiktus. Iš pradžių, kad įlipt geriausia. Šepetį geriausia pasilikti namie. Tada nereikia bandžiut. Bandau lysti mašiną. O atrakint tai nereikia. O, važiuoju. Raktėlį į spinelę. Kiek turi minusiuko? -5. Oba. Suboriukas. Zirba. Gerai. Valom. Toliau. Palikau vakar atidaryti specialiai valytuvus, kad neprišaltų. Šiandien bus greičiau nusivalyti. Opystė per naktį, taip sakyčiau. Nemažai. Lempas nuvalom, kad sučiūtų. Sniegą privarė per naktį. Kaip reikalas. O kasgi čia toks sėdi? Sveiki. Argi tik nebūsite aurimas, ponas? Bandysim, lekiam, va. Sniego daug. Sakau, daug praradysim, šiandien viską bus įdomu. Numerę beveik nesmato. Buvai nuvalti. Jo. Einam iš pradžių, pasitikrinsim žieminės kepuraitę, kad būtų šilta. Einam pasižiūrėsim, kaip ledas. Turėtų būti geras, jeigu vakar buvo 6,1 per kokią 2 dienos. Per visą naktį, per visą dieną laikė 6-7 minusą, nu tai gal. Ir plėmukų tokiuona. Ne, taip iš pirmo neprakėrti, aš matau. Net. Iš pirmo dešant. Jau matai, čia kažkas, žiūrėk, ir dar bandys kirsti. Ai, man atnai kirsta na vakar. Na. Turiu šitą. Vagi, aš vakar kepuoju, žiūrėk. Vakar buvo ledas. Vakar buvo, skaityk, 6 gero. Panašiai. Pamatuosim. Buvo. Kiek čia to tikro ledo. Nu 6 su biškiu. Tai gali, manau, bandyti. Pakrančiukais pavaikščiosim, pabiškį žiūrėsim. Taigi su Peikino minė. Tai. Einam ragutės, pasimsim viską, bandysim. Sau gražiai pakraščiukais. Visą dieną šals į šalimą eis. Bus gerai. Būtinai reikia turėti nagus, vadinamus, aš juos turiu čia. Irgi reikia užsidėti, pasimti. Jie turi būti ant kaklo, ne kur nors tenai. Iš tos laimės net pamiršau užsidėti, kai jau tikrint. Galinė ant kišenė, ne kur Čia nors. buvo. To bišpėlą iki kojo aš užsidėsiu. Aš irgi vas susimažinęs. Užsimėti va tik per kapišoną. O. Galima aišku kišenę, jie turi būti ant kaklo, bet čia pas manį tokia kišenė. Galima taip kaip nors, kad būtų. Va, dėklas yra. Meškerių, geras daiktas.
Čia vežimuisi, hebra, rekomenduoju. Susidėjęs esu meškerių, atsidarai, užsisega, nieks jam nesuspins, labai patogu. Jeigu ten spiningėlių saugot, prižiūrit, tai va. O jie čia atsisega, užsisega, niekur nelaksto. Viso dėklo aš neimsiu, pasiimu 2 spiningėlius, 2 palieku. Grįšim, paskui vėl tvarkingai sudėsim. Taip meškeres apsaugot, vis tiek važiuoja 2, 3, 4, pabūna, kai sumeta visi, paskui tik suspina. Ir va, kai pasidaręs esu va šitaip, va, pas mane padaryta. O. Nuo valtiniai laikikliai, žiauriai patogu. Virvę būtinai ant plono ledą pasiimkit. Maža ką. Ir ant galą prisiriškit ar tai svorį, ir tai va, Aurimas vakar pagalį pririša. Nu taip, kad būtų, kad numesti, jeigu kas. Čia svarbus dalykas. O, pradžio reikia statyti skrytelius. Galima pagal taisyklės 2. Tai pats pirmas reikia gilis atsimatuoti. Čia turėtų būti 1,5 m kažkas, ne? Tai va, gerai, tu kad žinotum, įsikelk dabar. Bus tau aišku, koks gylis. 2,8 m koks. Nu ir viskas. Tai savo va iki kaklo atsimatuok, tiek įleis ar paskui jau patraukti. Bus tau aišku. Maždaug. Tiek va turi įleisti. Aha. Tai tau va šitiek leidė. O tiek leidė. Tiek leidė, kitą šoną dėdė. Ok, turim va. Nusipirkam jau karasiukų. Ne karasiukų nebuvo, atipirkam karpiukų. Žiūrėkit, ko gerai. Naudojam tą patį kibirėlį, kuris mailiui. Kas labai faina, kad rankų nereikia kišti į kibiriuką. Atsidarai va jį. Pakeli. O. Ir dabar pasiėmi karasėlį. Nereikti meškerioti jo. Karpiukas. Įleidė atgal. O. Veri per nugarą arba per lūpas ir pastatyk biškį toliau. O. O. Skrytelį reikia statyti maždaug kaip stovėsit, kaip sėdėsit, kad matytumėt iš šono, jeigu sėdėt iš ten. Kaip pavyzdys. Nestatykit to šitaip, nes iš toli nesmatys. Skrytelys, jeigu nugriusi, viskas reiškia lydeka. O. Tokie dalykai. Nu, kitą reikia statyti, ne? Esmė yra tokia. Susistatam pradžiai tokius. Skryteliukus 4 ir eisim ieškoti ešeriukų ar kojyčių. Geriau yra, kaip dažniausiai būna ant vietinės žuvelas, kad geriau kimba. Paskui pakeiti. Bet pirmai pradžiai gerai ir tokie. Būna ar karpiukas gerai. Aš biškį kitokią statysiu. Ledekinės parodysiu kokias. Tai gerai, Aurimai. Jo, išauk. Pašachmatinsim, paskuigi perstatysim. Ledas kaip ir laiko. Su peikena svarbiausia vaikščiot. Tada bus gerai. Mano sistema gaunas kitokia. Aš turiu va tokią senovinę vėliavėlę. Dar rankų darbo su seneliam žinatelis stačiau. Dariau. Va. Principas tas pats, kas ir skrytelio. Leidžiam valą. Tuoj parodysim. O. Leidžiam. Kol nuleidžiam ant dugno. Va, čia yra dugnas. O. Kaip matote, dugnelis. Prisisukam. Reiškia, jūsų švinelis ant dugno. O, toj vietoj. Reiškia, čia prisisukam ir išsitraukiam. Pavadėlis yra, kadangi 25 cm, tai padarom kokius 4 apsukimus. 1, 2, 3, 4, net galim 5. Užlenkiam taip
Ir padarom šitaip. O. Ir va jūsų vėliavėlė paruošta. Ką dabar reikia, tai užsidėti karusėlį. Išsikeliam va karasiuką. Nu, karpiuką vis dar sumaišau. Veriam per... Aš per nugarą, kiti ten mėgsta per lūpas. Viskas, leidžiam į eketę. Leidžiam į eketę, laukiam ko? Laukiam, kol vėliavėlė iššaus. Kai lydeka kala, ir va tai ir iššauna. Tai va. Užfiksuojam dabar ir pastatom. Viskas, jūsų vienas vėliavėlė gaudo jau lydeką. Taip pat čia einam padarysim ir antrą. Nu va, lydekinė stovi. Laukiam dabar, kol iššaus. Ir 2 skriteliai stovi. Pagal taisyklės galima statyti 2 tik tais lydekinės, 2 skriteliukus. O kadangi šiandien bus vakare nauji metai, tai reikia, kaip sakoma, pabandyti juos pasitikti iš pradžių. Turim vulkaną, ledo atidarimas vadinasi. Atsidarysim ledą. Nu, nešaus turbūt. O, su naujais artėjančiais. Už senus praėjusius. Valiau. Olė ilgai dar varo. O. Nu ką, pasiplokim patys savo. Viskas eina pajamų. Dedam į rogės, nešiukšlinam. Tai visus artėjančiais naujais. O mes einame kviečių kapoti. Bandysim gal su blizgutė dabar. Pažiūrėti, kokie šeriuką gal pagausim. O, bandysim pagauti šeriuką. Susirandam dugną. Dugną, susireguliuojam stabdį. O dugnelis pasikeliam nuo dugno. Nu ir su blizgutė pažaisim. O, turėjau kibimą. Geras. Hebra, turėjau kibimą. Dar turėjau kibimą. Bet kažko neužkemba. Kodėl? Nesupratau. 2 kibimus turėjau. Jeigu nebandysim avižėlę. Turėjau Aurimai 2 kibimus. Ant blizgutės. Ištrauk pažiūrėti. Pinkas dar yra. Nu, jeigu kepsom blizgutės bus įdomu. Nu, dugnas. Mažiučiais tokiais į viršų kilnojam. Oba! Jee! Atsidariau pirmus ledus. Ir dar nieka. Ateik čia gal. Tik blizgutės reikia. Nu ką, hebrytė, su pirma. Be šeriokų. Kokį turim gražuolį. Ešeriokas, matai. Nu ir va taip ešeriukų galima bandyti ieškoti. Pikčiurna, reiškia, stovėjo netoli. Lepteliokų iš 3 karto pakybo. Reikia bandyti, supranti, su avižėlė. Kažkur, žinai, va čia pasvaikščiot. Maža šeriukų bus. Nu, toks nieka. 3 kartus jis man čia bam, bam. Nu, po biškį kažkur reikia žiūrinėtis. Su matylim, žinai. O, atitrūka.
Pabandyti savižėlę, gal daugiau pagausi. Nu, dar buvo kibimas kibrytė, visai fainiai. Ant baltos bliskutės. Ešeriukas. Pabandysim savižėlę. Gal pasigausim vietinio žipsiuko. Ir bus galima tada pastatyti lydekinės ant vietinės faunos. Nes daug atvejų dažniausiai geriau kimba ant vietinio. Tie karpiukai tai tokie pačiai pradžiai, kaip sakoma, gerai. Dažniausiai, kada pagauni ešerį, aplinkui gali būti jų daugiau. Tai reikia pasikapoti kečių rateliu taip. O, pasikapojame ketėlių. Kokias kelias aplinkui, tai 1, 2, 3 ir vėl pabandom. Nedidelių spindulių, tokių 10 kvadratinių metrų. Pasidarome ketėlių. Ir kur randam žuvį aplinkui galima statyti ir lydekinės po to. Labai dažna atveju aplink ten, kur kybo, kimba vėl. Jie toli viens kito nenueina. Pabandysim su matylium gal atsisėsti. Tai pačioj katė net kur su blizgutė kybo. Galim bandyti su matylium. Nes va mano katė ten buvo. Tai aš dabar prasikirtu ten aplinkui. Ir bandau greitai judėti į priekį. Duokite man pinką. Na, reikia bandyti aplink čia ir eit. Eit, supranti, kažkur. Kažkur rasim. Ai, daveitų man matylį. Pinką reikia man. Ant blizgutės galim uždėti pinkelis. Būna geresnis kibimas. Daug nedėkit, vieną kokį. O, užverėt. Tada būna kartais ešerys labiau nori kibti. Čia toliau, žinok, ledas dar geresnis biški. Prasijėjau, žiūriu, kad jis, supranti, sausesnis. Ketėlį atėjęs, stengiuosi padaryti 3 greitus tokius, tam, kad priviliot žuvį, paskui pauzę. Ir tada va, pakėlimas ir skaičiuojam iki 4. 1, 2, 3, 4. Vėl. Nu ir taip kokių 10 kartų. Pakelnojam. Jeigu nekimba, galim pradėti kelt blizgutę aukščiau su meškerė, pabiški taip. O, būna žuvis labiau domisi kartais aukščiau. Nu ir išdirbam taip eketėlę. Kokias minutę 2. Jeigu ešeriokas. Taip. Jeigu ešeriokas yra, jisai dažnai atsišaukia. Paskui galim pradėti leisti vėl žemyn. Pabandysiu chebrą su avižėlė. Noriu pasigauti keletą nedidelių ešeriukų ar kujyčių, kad būtų, kaip sakau, vietinė fauna. Va. Tokią meškerytę naudosiu. Sargelis.
Ir avižėlė. Labai patogi meškerytė. Dėsim dabar matiliuką. Kišenį jo turiu. Pinkus tai galim nebūtinai laikyti kišenį. Dzen matylis būt gerai laikyti. Bais mėgsta sušalt. Matiliukui aš šitaip įmam. Ir dedam raudoną galvelę jo galva. Kokius 3 ar be 2. O, užsidedam. O, 3 davai. O. Nu, einam leisim. Bandysim pagauti. Lydekinės kol kas nešaudo. Aišku, pirmą kartą ant šito ežero, kadangi pirmą kartą mes čia nieko daug nežinom. Atsireguliuojam sargelį. Nu ir bandysim leisti. Leidžiam. Reikia nuleisti ant dugno. Dar ne dugno. Ir paskui pradėsim nuo dugno erzinti žuvytės. Dugnas, užsiveržiam šitą, nu ir bandam. Tai va nuo dugno, nu, pabandysim erzinti. Gal ką nors pagausim. O, yra kažkas. O, turime šeriuką. A juodi, kai negrai. Bet gerai. Jau tokį galima dėti ant lydekinės. Neblogas. Kibiriuką, oba. Hebra, lėksim, nes turim pirmą skritolio nuvertimą. Nu, prasideda žvejyba panašu. Nesibūriuojam. Jeigu skritulys nuvirta, jau smagu. Neskubam spit svarbiausia. Toli ir kiek ten gylio? Kiek gylio? Apie 2,5-3. Va, 2,5-3 metrai. Pirmas skritolio virtimas. Į nesuka. Palauk, žiūrėk, mažus suks. Jis kartais būna tik išmuša, kartais paima, žinai. Gali bandyti tavo laimę, kaip sakoma, žinai. Nieka. Kažkai, ar karpiokas yra? Nu, pažiūrėk, griebtas. A, tik griebė ir išspjovė. Parobiškė, ar apdraskytas. Griebtas, pilvas visas pravarytas. Na va, pirmas kibimas Aurimai ant lydekos, reikia pasidžiaugti. Ne veltui fajerverkų šaudėm. Viskas, einam gaudyti toliau ešeriukų. Kaip matot, kol kas neblogai. Ešeriukų pagavom, lydekos turėjom kibimą. Tai nieko. Šeriokas. Užkyba. Stebuklinga katė. Niekur nekimba, čia pargrįžti užkimba. Atidamiai. Kai nori pagauti žibciuką, tai nekaip. Kimba per visą kibirėlį. Aiksi prie kranto, sakiau. Mažučių kur nors. Tu mažučių pasigaus nuo kažkokią nesąmonę. Keptiniai visi kimba. Einama pas Aurimą, rado ketėlę, kur kimba.
Su blizgutė pabandysim avižėlę. Nepaima, ne? Gal mažučiai. A mums reikia mažučių. Pradėti judėti. O. Tik čia tik visai neblogi, girdi? Nu, neblogi. Keptiniai. Didelis, nedidelis. Nu, įsivalome eketę. To aplinkui čia pabandyk. Įsivalome eketę. Tai aš pabandysiu su avižėlė. Tai taip. Ko šledus užšala. Och, tu matai. Gali būti, kad bus gerai. Bet iš trečio, iš pakiekimų. Nu, bandom su avižėlė. Blizgutės norėjo. Gal ir avižėlės norės. Iš pradžių keli didesni užkybo. Tai gal pasigausim keletą mažesnių. Mes juos ir norim pagauti ant lydekinės. Ir niekaip nepagaunam. Nu ir ne. Ir nenori. Gal blizgutė tik tai šiandien nori. O gražiaus matyliaus ešeriai nebenori. Kasgi čia per ešeriai tokie dabar? Nu, uždėsim šviežią visiškai matilioką. Nors čia geras. Žiūrėk, ant blizgutės bus geriau negu ant matiliausko. O, įtraukia Aurimas. Na šauniai, dėsim didesnį kušelį. Tris uždėti reikia. Ir leidžiam. Gal iš viršaus leis daugiau. Jis lupa savo. O čia žiūrėk, kad jau su avižėlė ir nieko. O, užkybo. Tai kad čia supranti, ant žipsą, tai kur tu dėsi tokius ant žipsą? Čia keptiniai eina. Visus matylius. Čia keptiniai gabrai. Reikia dėti vėl. Leidžiant daugiau domisi, keliant nesidomi. Visus matylius praryja. Įdomi. Leidžiam dar, leidžiam. Iš viršus, kai leidau. O, tada įgriebė. Trauksim lydekinės. Keisim dislokaciją, varysiu į kitą krantą. Perstatysiu visiškai kardinaliai. Iš čia kažkodėl nenori kepti lydeką. Tai va. Nu, bėda mano šitų. Jeigu daug vaikščio, tai gal skritulis yra patogiau. Bet dėl matomumo šitas smagu. Irgi vėliai gal
Pasimt reikės gal skritulius. Žiūrėsiu. Eisim, statysim. Kitur ir eisim aplink ežerą. Gal pradėsiu gaudyti su šitais, kad ešerys. Gal per zarafas tas ešerys. Neįsivaizduoju. Kadangi pamiršom svarelį lydekiniam, kaip sakom, nuleist, kad gylį pasitikrinti greitai. Aišku, galima su švineliu, bet ilgiau užtrunka. Tai yra labai geras dalykas. Tiesiog va spiningėlis. Pasiėmėt, nusileidot. O, nuo kities einam. O, blizgutė išlindo brūkšnį. Buim, va jum gylis. Vieną jau atsimatavom. Dar čia galim ir pabandyti dar ešerą pabirbėt. O gal. Bet va, tokiu būdu labai galima greitai atsimatuoti, kur lydekinės statyti kokiam gylyje. Irgi geras dalykas. Ir va po to va, pasidedam čia šviną. Žiūrėkit. Traukiam. O čia va jūsų brūkšnys. Čia va užbaigiam. Dedam tai va. Opa. Ateinam. Ir leidžiam karpiuką. Nu, lydekų šiandien tik vienas klikibimas buvo. Silpnokai kol kas. Gal ant vakarinio bus. Arba bus valanda X. Kaip sakoma. Na viskas. Pasistatom. Ir laukiam, kada šaus. O, Aurimas rado šeriaukų. Visai tokie baikė. Baikė? Nu, aš bandysiu lydeką ten pagaudyti savybų. Ir taip ir varysim. Kažkaip reikia lydeką pagauti. Išsirinkti vibą. Iš pradžią bandysim didelio. Už tai, kad čia žiūriu ešeriai nemažėja. Bandysiu va tokio praeiti. Spalva tokia ryški. Meškerytę naudoju iki, tuoj pasakysiu kiek gramų, nes pamiršau, štai iki kem, man atrodo. Jo, iki 40 gramų. O, rytė tokia, valas pagrindinis 0,25. Ir pavadėlis. Anksčiau pavadėlę nedėdavau, nu kartais tas groja. Kartais tas groja, kad nereikia pavadėlį. Nu ir esmė va. Rytelė beje neteinam. Nusileidžiam iki dugno. O, dugnas. Sureguliuojam stabdį. Šiek tiek pasikeliam ir pradedam dirbti. O. Jeigu lydeka būna iki 10 pakelimo, dažniausiai kala. Nereiktų ilgai laukti. Čia tokia greita žvejyba. Jeigu yra lydeka, jinai atsiliepia ganėtinai greitai. Galima kelis pakelimus žemiau, paskui va taip kelt kaip ir su blizgutė. Keliam ir aukščiau sustojam. Keliam ir aukščiau sustojam. Nu, man tai dažnai būna, kad kimba. Ir po to leidžiam. Ir aš čia kitėjus būna iki kokių 15.
pakelimų. Nu, 15-20. Jeigu ne, traukiam, šutinam į kitą. Va, taip ir einam. Kartais būna neblogai, kai jau žinot gylį, pradėt iš aukščiau darbą. Slideka stovi iš apačios žiūri, leidžiamės, iš aukščiau leidžiamės iki dugno. Irgi būna neblogai, padeda kartais toks pravedimas. Netakuoja lydeka susi. O, čia dugnas, biškį prisisuksim. O. Ir žaidžiam. Gal ant spiningėlį kalsim kokią. Ant vėliavėlę, stylį. Ant skritaliukų. Aurimas turėjo vieną kibimą. Tai nestebuklai. Nu, bet padirbėsim, pavaikščiosim, maslus pakaitiliosim, gal kažką ir atrasim. Šitame ežere pirmą kartą, tai sunku kažką iš karto ir atburt. Neaišku, nei spalva, nei kas. Bet visada įdomiau ieškoti. Bandyt balansyrą, jeigu ką. Tik balansyrai mano ne čia. Čia. Lydekinių irgi nieko gero kažkodėl tai. Nors gal iš karto bandyt balansyrą. Va tiesiog pakeisti, nes bus darbas kitoks. Į dar kartą prabėgti greit prie tos pačios eketės. Nu šiaip, o kodėlgi ne? Paimtų ešeriuką. Sudėt. Ir pabandyt. Pažiūrėt, kas tada. O gal. Šariuko reikia. Praėjau apie 15 kečių ir nieko. Bet, kaip sakoma, žundai raudoni, nuotaika gera. Kaposim toliau ir taip eisim palei pakrančių, kiek įmanoma. Nes ne visur ledas dar leidžia vaikščioti. Labai vietom yra plonos, ateina netgi 4 camai. Tai nerizikuojam. Einam ten, kur galim. Tai va taip. Lydekinės nešaudo, mažų ešeriukų nepagaunu. Jeigu pagaunu, tai keptinį. O su balansyrais lydekos irgi ne. Tai vos nemintis, žinai, gal ešeriukų pasigautų 20. Arba gaudysim visą šitą plotą. Kur galim vaikščioti, ten ir varysim. Pažiūrėsiu, kiek čia valandų turim. 12. Nu tai. Dar turim geras. Pirma, dar trečia. 3,5 valandos padirbėti. Rasim, tai rasim. Ne, tai ne. Tai vis tiek atsidarėm, pagavom. Smagu. Jeigu norit kažkas va blizgutėm spiningėlių. Žiauriai faini yra. Tikrai nebrangus. S-Spot Iron Wolfo. Kas faina, labai gerai padaryta vat rankina ir delniuką. Labai patogu laikyti. Žiauriai jautrus. Ritelė, tai čia jau pagal save prisitaikysit. Čia tai yra Ice Pro 60 melas. Bet jautrumas pasakiškas. Net blizgutė muša. Dunk. Nes viskas pareina į delną. Gaila, kad mes šiandien čia ne visur galim vaikščioti, bet ką darysi? Kiek galim, tiek galim. Ir nereikia išprotėti. Kur geras ledas, ten einam. O kur prastesnis, net ten ko ir eit. Kam to reikia? Naujus metus gadintis. Maudytis per naujus metus galim ir pirty. Nebūtina po ledo. Tai jau. Tokias meškerytės yra www.žvybafs.lt parduotuvėse. Tikrai žiauriai smagios. Labai lengvas itin. Kiekvienas būsit laimingas. Balansyriukam nedideliem blizgutėm, tai čia pasaka. Jeigu norit žvybais gaudyti, yra kitų. Biški riebesnių, kaip sakoma. Štai kitėlai nieka.
Einam kitan. Pažiūrėsim, kas gite. Gal kokis ešerys gyvena. O čia jau giliau biški. Tas giliau, tai čia. Nieka čia tas giliau. Keliais, kaip sakoma, centimetrais. Ledas užšalęs grinai, kur kalnas, kur tik tai prasideda gylis, iškart jau planesnis jisai. Nu, po šitos nakties, po 12, 14 šalčio, ant šitą ežerą bus galima, manau, vaikščiot kiaurai išilgai ir skersai išilgai. Gali būt, kad rytoj ir atlieksim po naujako. Pabandyti vėl savo laimę, kaip sakoma. Ešeriukų. Čia. Ar tu su blizgutė? Nešam balancyro didelio. Bet ten mažas. Jeigu balancyro kala, tik. Tau gal kals geriau. Nes jeigu jau kala šitą balansą, tai čia gilis nedickas. Bandyk, pažiūrėsim. Blizgutė turėtų geriau kalt. Man kai šėrė 2 kartus. Taip pat matai ant tokio. Čia šlidekas gaudau, sėdėjau 7. 2 kartų. Kai žiebė. Gal balancyriuką nori jie. Man tai kal ir nepataikė, žinai. Ne. Geras gilis. Jo, čia nedaug gilio, bet gerai žiebė. Bet iššoka, eiktas. Galiu, kad tik linkt. Nu, pabėgai. O, gerai. Stebina, gerai. Orant tik tai. Einu toliau gaudyk. O, rimtas ešerys. Penkioką uždedi ir tą galima dėti ant lydekinės. Tas neblogas. Reiks dėti. Nu, kas kimba, tai ešeriokai. Ant blizgutės šiandien dar pagaunam. Jeigu tik tai lydeką bandom, nieko. Na, gerai, atsidarom ledą, gal dar vakarinę, vis tiek kažką pagaus. Bus matyt. Smagu ir tai jau per nagus gauti. Tunkš tik tai. Ir nenorint ant gyvos šiandieną ešeriokų, tai va, nu, visos pilnos kibiras. Ką jūs norit? Kibiras žuvies. Nešposai. Geras kibimas. Su ešeriais gerai. Kibirais gautam. A, lydekos, ne ir atei visi nori lydekos ant šventinio stalo. Ai. Bet vis tiek gerai. Kiaurytę atsidarėm, pagaliau ledą radom. Šitiek pralakstyta, šitiek praieškota. Ir galvojau, kad jau šiandien bus galima vaikščiot tikrai ant viso ežero, bet labai ribotai.
Tai tikrai nedurniuojam, vaikštam ten, kur galim. Nes yra eini, kur iš 2 kartų su peikina pradaužė, yra kur be pastangų. Piu! Ir prasikerta. Tai, kaip sakoma, nereikia durnavot, saugokim save. O vietom tikrai geras, nei traška, dviesi stojam, nei brakš, nei trakšt. Tai va. Nu nežinau. Dar 2 valandėlės liko. Gaila, į geriausias vietas negalim nueit. Bet svarbu užlipam. Svarbu gamtoje esam. Dar prieš naujus metus, kaip sakoma. Dar gerai lydeką pagausim, bus matyti. Nes vis tiek ant vakarinę kartais su juoda jos pasimaitinti tam tikrą laiką. Tik tai reikia atsidurti, kaip sakoma, reikiamų metu, reikiamoje vietoje. Faina būtų, aišku, kad galėtume maiti aplinkui. Nes kai lydekas gaudė, tai paėmė taip, palei krančiuką, eini taip. Eini. Ir apseini. Nu nieko. Rytoj dar priminsiu, yra naujų metų šventinė diena, dar galima gaudyti gyvą žuvelę. Po rytdienos viskas, gyvą žuvelę nebegalima gaudyti pagal Lietuvos įstatymus. Tik tai, jeigu norim lydeką gaudyti, tik dirbtiniu maslu bus. Visą dar mėnesį bus galima gaudyti. Tai va. Panašu, kad užšals, nes rodo šalčių. Šiandien naktį 12, kitą naktį, man atrodo, 14. Tai tikrai užšals ir didesni ežerai. Einu dar vėliavėlės perstatysiu kartą. Turbūt paskutinį jau. Ant gylio dėsiu. Čia nekybo. Dėsiu ten dar vienoj vietoj. Ir kai bus, taip jau ir bus. Kibimą turėjau, bet ne lydekinį. Šeriokas prašovė. Šeriokai balansyra irgi atakuoja. Turbūt 3 šakį kalą. Galima bandyti mažesnį balansyriuką šerioko pagaudyti. Bet jau kibiras prigaudytas, tai kągi jau čia. Užteks. Norim lydekos. Hebrytė iššovė. Vėliavėlė. Per visų dieną. Tikėkimės ne pati. Pirmas iššovimas. Nu. Ir kas čia tokio? O, suka. Gerai. Biškį suko, tai geras ženklas. Gal vis dėlto pagausim lydeką. Biškį pasuko, sustoja. O, geras ženklas. Vynioja, reiškia lydeka. Ne karusėlis. Šutina. Nu, žiūrėsim. Važiuoja, reiškia. Neatsimenu ant ešerio čia ranko. Nenori sustot, kažkur vara. Sako, kai sustoja, tada kirst. Palakys. Nu. Tu jin dar čia startuoja, dar čia žiūrės. Žiūrėk, ir valas baigsis. Kažkur įsirošė į svečius tą lydeką. Nu, bandysim mes
turim kažką tais. Na. Bišk pravalyk tą eketę, jeigu nesunku. Kai davė ant kažkur į gilį, sugalvoja varyti. Tik savo kiek valą švenioja. Valiuko pavarė. Ubaba. Jesi, mama. Pagaliau. Pagavom pagaliau kalėdinio stalo lydeką. Tų, jau ne kalėdinė, naujametinė. Nu, turiu centimetrą. Bus, prašau. Bus, ešerį žiagrėbė. Valio. Oi, 58. Beveik 9. Nu, jėga. Turim, ką norėjom. Tuoj pasirodysim. Palaikys Laurimas biškį kamerą. Kaip sakoma, ant medinės vėliavėlės 57. O, gražuolė. Jėgelė. Jo, paėmus ešerį, va, į kraščiuką įsikirtus ir nuvaras, supranti. Gali čia iškrapštyti kaip nors. Atsiduok. Nu, reiks į treplyčių gal, nes gerai insisegus. Tai ką, visus su naujais metais ir mums bus nauji metai ant stalo, patieksim skanę žuvį. Gal dar vieną užkips netyčia. Jau viltį mes biškį buvom praradę, bet o šitoj zonoj antras kibimas. Verta, reiškia, toj pačioj zonoj bandyti statyti, nes tai pasiteisina. Graži lydeka, beveik 60 cm. Liuks. Ruošiamės pabiškį namo. Reikia atlikti švaros darbus. Nusdaužyti rogės. O. Bet tiek prilipo ledo sniego. Pradėjo gerai šalti. Naujas silikoną reikia supūsti. Pamiršau. Bus gerai. Kitą kartą. Oi, galėsim dėti dabar, va. Į mano rogės. Tavo rogės. Iš karto bus į mašiną. Liuksas. Bus liuksas. Miškerytės. Dėkliukus. Va. Labai gerai. Valtiniai tie. Nusipirkit patogų žiauriai. Viskas tilps puikiausiai. Kėdutė, termosiukas, karasiukai, kibiras ešerių. Kibirą ešerių ne kasdien pagausi. Taigi, gerbiami mėly kolegos, kaip sako, viskas turi pradžiai, viskas turi ir pabaigą. Tikimės, kad šis video jums patiko, gavot, kaip sakoma, žinių, tas, kas neturit. Kas pradedat, kaip ant ledo elgtis, ką daryti, kaip eiti, kaip lydekinę statyti, galima sakyti. Ir taip toliau. Mes jau susipakavom. Žvejyba mums patiko. Aišku, tikėjomės, kaip visada labiau, bet... Galėjo greičiau tą lydeką, kad ir vieną. Nu, reikėjo jos išlaukėm ir, tikrai lydekinių kibimų labai mažai. Turėjom tik daug, kas liečia ir vybus, viską. Sudėtingiau gavosi. Ant jų iš vis ten nieko nesigavo. Bet esmė, kad esam riboti, kas liečia vaikščiojimą. Į vakarą jau gerai. Visą dieną, kadangi šalo, jau ten, kur buvo vanduo, jau peršalė, jau stoja ledas, jau smagiai.
Tai va, rytoj, jeigu po naujų metų jėgų turėsim, 8 laipsnių. taip, šala ir šals iki 12 ar kiek ten rodo. Tai jeigu jėgų turėsim, tai šitą ežerą galima drąsiai atvažiuoti ir jau galima drąsiai eiti su grąžtu. Su grąžtais, jeigu taip stojus dviese su grąžtais, su elektriniais, tai čia mes jį sušaudytumėm visą. Bet grinai taip, užsispirti ir eit ir gaudyt, eit, judėt. O, kas liečia šiandien, bet vis tiek, tikslas vykdytas, ant ledo užlipom, lydeką pagavom, kibirą šerių, tai ką čia, sakysiu, nuostabiai, labai gerai. Tai dabar teks jau jums su mum atsisveikint, sakysim visiems ate, būkit atsargus, ant ledo lipkit atsargiai, būtinai eikit su peikinom, nes peikina tai ne grąžtas. Vis tiek pasitikrinai, vis tiek jauti, žinai kaip eit. Ir, kaip sakoma, visą šitą mūsų naujametinę laidą vainikuos Bandaškė. Aurimai bėk! Valio! Su artėjančiais naujais. Taip mes nedurnavojam, bet kadangi artėja nauji, tai, ką darys, reikia. Šiukšlės va, susmetam į drogės ir varom į mašiną. Dar nulėksim patikrint porą ežerų, grįžtant, nes paprašė chebra. Tai tokios tokelės. Ir, kaip sakoma, lauksime naujų metų prie šventinio naujametinio stalo. O po naujų metų žiūrėsim, kažkur gal važiuosim. Tai dabar tikrai iki, viso gero visiems, iki sekančių kartų.